Nes tik čia pas tave ir tik širdį. Ten moka pas manus atvažiuoti. Atkurtosios Lietuvos kariuomenės karo kapelionas Dimitrijos majoras kunigas Alfonsas Bulota, Jeruzalimo parapijos kunigas klebonas Anicetas Kisielius. Šių metų giedos Kuršėnų choras Tremties varpai. Dalis buvo ištremta Babilonijos vergija, graudžiai apvergė tautos nelaimę. Skaitome: Jeruzalė, brangioji mano sostinė, tapai lyg tarytum našlė sielvartinga. Čia verksmas nenukilsta nei dieną, nei naktį, o prieteliaus niekur neturiu nei vieno. Užtat mano akis niekuomet nudžiūsta nuo ašarų, karčios ir upeliais vis ganytojas verkia Jeruzalės. Jis mylėjo Jeruzalę savo sostinę, žinojo jos ateitį, bet greit apsuks okupantai romėnai, sugriaus miestą, išžudys, daugelį šves į vergiją, kitos į nelaisvę. Verkia išganytojas savo tautos, nes jis atjauti jos sielvartą skausmus. 21 amžius žiaurių kabų, kalėjimų, lagerių, mirties stovyklų amžius. Lietuvių tauta per tuos 50 metų patyrė, vergijos iškentėjo per kankinių užtarimą mūsų tėvynę ir mus pačius. Amen. Pradėdami šventas mišias, prisiminkim savo kaltes, melskim Dievą atleidimo. Siųstas gydyt nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Atėjo šaukti atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Kristau pasigailėk. Įžengęs pas tėvą mūsų užtark, Viešpatie, kovojančius ir sutrandai, išdidžiuosius. Paskubėk mus apginti nuo baisenybių ir ašarų, kad visi galėtumėm jaustis. Alleluja, alleluja. Paminėjimą tų ir prisiminimą tų, kad mes nebūtume paralyžuoti, kai tas ligonis gulintis, bet kad mes būtum laisvi savo tėvynėj, laisvi piliečiai. Ieškojote tada būdų, kaip padaryti laisvą Lietuvą, laisvą žmogų, laisvą Evangelijos žodžių girdimam. Ir kaip šiandieną vėl padaryti, kad Lietuva mūsų nebūtų paralyžuota kaip ligonis. Galima suprasti, kada liga vienus metus tęsiasi, antrus, kada medikai deda pagalbą viską, bet kada jau 15 metų kažkas ne taip, ko tada reikia? Vienų atlaidų metu tai buvo Švento Antano atlaidai, o Šventas Antanas žinom, kad pamestų daiktų, stebuklingų ir toliau. Jaunimų, mūsų ateities tautai kartoms, padėti surasti tą teisingą kelią. Būkite visur, kur renginiai, kur mokykloje,
kur kariuomenės šventės, kur bažnyčių parapijos, šventorius. Atstovaukite, reprezentuokite tą gyvą moralinę Lietuvą, kurios taip reikia šiandieniniai mūsų vėl kartai. Na ir visus kviečiame sugiedoti tautinę giesmę, kad vėliava mūsų plazdėtų dar ilgus metus.